Jums patarimas. Rankų švara. La, kokia šiandien graži diena. O, kas čia? Koks gražus laikrodukas. Kaip ant mano letenėlės tinka. Bėgsiu tėveliui parodyti. Tėti, žiūrėk, ką radau. Kas čia? Radau laikroduką. Ar galiu pasilikti? Sūnau, tai ne tavo daiktas. Tas, kas dabar pametė jį, labai nuliūdęs. O tu džiaugiesi. Grąžink tą daiktą, surask, kas jį pametė. Jis bus be galo nudžiugintas. O tu taip pat būsi labai laimingas, kai matysi jį besidžiaugiant, jis tau dėkos. Ir tu būsi laimingas, ir jis bus laimingas. Tu dabar vienas džiaugiesi, svetimą radęs. Ar supratai mane aiškiai, sūnau? Supratau, tėveli. Tai reiškia, aš dabar turiu susirasti tą, kuris pametė, jam grąžinti ir tada būsime laimingi mes abu. Jisai, kad gavo savo daiktą, o aš, kad suradau naują draugą. Taip? Šaunuolė, sūnau, supratai mane teisingai. Sveikinu. Kaip gerai, kad aš turiu tokį protingą tėtį. Juk tu liūtas karalius, tu viską žinai. Tai sekantį kartą aš ir vėl atbėgsiu pas tave patarimo. Laukite tęsinio su Karjeros akademija.